Labadiena, esu gydytoja endokrinologė Radvilė Matukaitienė ir šiandien trumpai norėčiau aptarti gana dažnai pasitaikančią patologiją skydliaukės veiklos sulėtėjimą. Tai pirmiausia, su pacientais, kuriems nustatome skydliaukės veiklos sulėtėjimą, aptariame ir nemedikamentinės galimybės skydliaukės veiklai pagerinti, kaip pavyzdžiui seleno vartojimas tiek su maistu arba su papildais, tačiau kartais reikia ir medikamentinio gydymo, ypač jeigu yra išreikšta sunkesnė hipotirozė. Ir tokiu atveju pacientai dažnai nerimauja, ar paskirtas vaistas nepriaugins dar daugiau svorio. Tai konsultacijos metu pacientus stengiuosi nuraminti ir jiems paaiškinti, kad šios patologijos valdymui yra skiriamas vaistas, kurio pagrindinė veiklioji medžiaga yra skydliaukės hormonas levotiroksinas ir jis pasižymi tokiu pat poveikiu kaip natūraliu būdu susidarantis hormonas. Tik noriu patvirtinti, kaip tik šis vaistas padeda atkurti normalią medžiagų apykaitą.